Troliai mumiai, vėlai lapkritį. 6 skaitymas. Filifjonka pateikė žuvį lygiai 2 valandai. Paslėpė ją didžiuliame garuojančiame šviesrudžiame pudinge. Visa virtuvė įtikinamai ir raminamai kvepėjo valgių, virtuvė virto virtuve, saugumo ir tvarkingumo patalpa, slėpininga namų širdimi ir vidinių ramybės branduolių. Čionai negalėjo patekti jokie šliužai, jokios audros, čia karaliavo Filifjonka. Baimė ir svaigulys pasitraukė, nulindo žemyn į pačią tolimiausią Filifjonkos smegenų kertelę, tenai jie buvo užsklęsti. Garbė Dievui, galvojo ji, niekad daugiau nebesišvarinsiu, bet gausiu virti valgį. Atsirado viltis. Jie atsidarė duris ir nuėjo į verandą. Nukabino žvilgantį žalvarinį muminuko mamos varpą, palaikė letenoje, pasižiūrėjo, kaip jame atsispindi jos ramus švytys pergalę veidas, paėmė daužyklę apvalę medinę galvutę, aptraukta zomša ir ėmė daužyti. Dindilin nuaidėjo per visą slėnį, pietūs gatavi, ateikit valgyti. Ir sugužėjo visi šaukdami, kas yra, kas atsitiko. Filifjonka atsakinėjo vienodai ramiai, pietūs gatavi. Virtuvės stalas buvo padengtas 6 asmenims, pačiame viduryje vieta dėdžiui Skrutui. Ji žinojo, kad tas visą laiką stovėjo lauke prie lango, jaudindamasis dėl savo žuvies. Dabar jam buvo leista įeiti. Valgis, pasakė Miumla, tai gerai. Agurkai ir džiūvėsiai su cinamonais netinka. Nuo šio laiko, pareiškė Filifjonka, podėlis uždarytas. Virtuvė yra mano. Sėskitės ir valgykit, nes atšals. O kur mano žuvis? Paklausė dėdžius Skrutas. Ji valgio viduje, atsakė Filifjonka. Bet aš noriu ją matyti, pasiskundė dėdžius Skrutas. Ji turėjo būti visa. Būčiau suvalgęs ją pats vienas. Kaip negražu, tarė Filifjonka. Aiškus daiktas, tai tėvo diena, bet anaip tol ne priežastis būti savanaudžiam. Ji pamanė, jog kartais būna labai sunku gerbti senatvę ir laikytis visų papročių, kuriems turėtų būti vietos doram gyvenime. Aš atsisakau švęsti tėvo dieną, pareiškė dėdžius Skrutas. Tėvo diena, motinos diena ir visos malonios Homsų dienos man nepatinka giminės. Gal švęstume visas didžiųjų žuvų dienas? Bet juk čia tikri pietūs, priekaištingai tarė Hemulis. Ir argi mes nesėdime čia kaip didelė laiminga šeima? Visą laik tvirtinau, kad vienintelė Filifjonka gali paruošti žuvį. Sukrizeno Filifjonka, tada vėl pakartojo. Ha. Ir pažiūrėjo į Snusmumriką. Kol valgė, viešpatavo kapų tyla. Filifjonka vaikštinėjo pirmin ir atgal, tarp stalo ir viryklės, ir pylė sulčių, ir barėsi, jei kas nors apsiliedavo. Ji buvo sklidina dideliausios ramybės. Gal sušūkime valio, tėvo dienos proga? Staiga paklausė Hemulis. Nesušūkime, atsakė dėdžius Skrutas. Kągi, tarė Hemulis, tik pamėginau būti malonus. O gal pamiršote, kad muminuko tėtis taip pat tėvas? Jis rimtai pažvelgė į visus ir pridūrė. Man toptelėjo mintis. O jeigu padarytume kokią nors staigmeną tėčiui, kai jis sugrįš namo? Nė vienas net nemurmtelėjo. Snusmumrikas galėtų pataisyti maudymosi kabinos lieptelį, kalbėjo toliau Hemulis. O Miumla išskalbti mūsų drapanas, o Filifjonka imtųsi didžiojo švarinimosi. Filifjonka išmetė ant grindų lėkštę ir sušuko. Ne, daugiau niekuomet nebesitvarkysiu. Bet kodėl? Paklausė Miumla, juk tu mėgsti švarintis. Neprisimenu, subambėjo Filifjonka. Teisybė, pritarė dėdžius Skrutas, pamiršti viską, kas nemalonu. O dabar eisiu ir susigausiu žuvį. Ir tą tai jau suvalgysiu vienas.
Jis pasiėmė savo lazdą ir išėjo. Servetėlė taip ir liko karoti jam prie kaklo. Ačiū už pietus, padėkojo Homsiukas ir nusilenkė. Irsnus Mumrikas pasakė, buvo labai gardus pudingas. Taip manai? Atsakė Filifjonka vos šypsodama. Jos mintis buvo nukrypusios visai kitur. Papietavęs Mumrikas užsidegė pypkę ir patraukė žemyn prie jūros. Ėjo palengva ir pirmą kartą jautėsi vienišas. Nuėjo iki pat maudymosi kabinos ir atvėrė siauras perdžiūvusias duris. Atsidavė pelėsiais, dumbliais ir persenusią vasarą. Graudus kvapas. Kaip visi namai, galvojo Mumrikas. Atsisėdo ant stačių laiptelių, nusileidžiančių tiesiai vandenin. Jūra buvo rami, pilka, be salų. Gal ir nesunku sužinoti, kur jie slepiasi ir grąžinti juos namo. Salos pažymėtos jūrlapyje. Būtų galima pasinaudoti valtele. Bet kuriam galui, galvojo Mumrikas, tegu jie tenai pabūna. Gal jiems irgi reikia ramybės. Mumrikas daugiau nebeieškojo savo 5 taktų. Jie gaus ateiti tada, kai patys panorės. Yra ir kitų dainų, jis pamanė. Gal šį vakar trupučiuką pagrosiu. Dabar, vėlai rudenį vakarai buvo labai tamsus. Filifjonka visą laik bjaurėjosi naktimi. Nėra nieko blogiau, kaip stebėjėlį anklina tamsą, lyg eitumei tiesiai į begalybę, visiškai viena. Todėl ji žaibiškai išneždavo paplavų kibirą ant virtuvės laiptelių ir vėl užsirakindavo duris. Visą laik taip elgdavosi. Bet šį vakar Filifjonka atsistojo ant laiptelių ir įsiklausė į tamsą. Mumrikas griežė lūpinę armonikėle savo palapinėje gražią nenusakomą melodiją. Filifjonka buvo muzikali, nors nei pati, nei kas nors kitas to nežinojo. Ji klausėsi ir klausėsi, pamiršo savo baugulius. Aukšta ir liesa, ji ryškėjo apšviestos virtuvės fone, kaip lengvas grobis visos nakties baisybėms. Bet nieko nenutiko. Kai dainelė pasibaigė, ji giliai atsiduso, pastatė ant laiptelių paplavų kibirą ir grįžo vidun. Kibirą išpylė Homsiukas. Palėpės sandėliuke Homsiukas Toftas pasakojosi. Padaras prišliaužė prie tvenkinio už tėčio tabako lauko ir ėmė tenai laukti. Laukė, kol bus didelis ir stiprus, kad niekomet nebesigraužtų ir nebesirūpintų niekuo kitu, tik pats savimi. Skyriaus pabaiga. 14 skyrius. Savaime suprantama, kad ne vienas nemiegojo mamos ar tėčio kambaryje. Mamos kambarys buvo rytuose, nes ji mėgo rytus, o tėčio vakaruose, nes vakaro dangus paprastai žadindavo jam ilgesį. Vieną dieną temstant Hemulis prisėlino prie tėčio kambario ir pagarbiai sustingo prie durų. Tai buvo mažas kambarėlis nuo žulniomis lubomis, vieta pabūti vienam. O gal vieta, kur trupučiuką pabūni neujamas. Mėlynas sienas tėtis buvo apkabinėjęs keistai išsiraičiusiomis šakomis, kai kurioms įdėtos sagutinės akys. Sieninis laikrodis buvo suskęstančio laivo nuotrauka, o virš lovos lentos gabalas, ant kurio stovėjo Haiks viskis. O virš lovos lentos gabalas, ant kurio stovėjo Haiks viskis. Ant komodos padėti keli keisti akmenys, aukso luitas ir galybė daikčiukų, kurių lieka paskutinę akimirką, kai pasirengi kelionę. Po veidrodžiu pačiame viduryje stovėjo švyturio smailiu viršum modelis, įleistomis medinėmis durelėmis, o po žibintu žalvarinių vinių tvorelė. Buvo netgi virvinės kopečios, tėčio padirbdintos iš varinės vielos. Kiekvienas langas užklijuotas pasidabruotų popierių. Hemulis žiūrėjo visą tai ir mėgino prisiminti tėtį.
Mėgino prisiminti, ką abu veikė ir ką kalbėjo, bet neprisiminė. Tada Hemulis priėjo prie lango ir pasižiūrėjo į sodą. Kriauklės aplink negyvas lysvės spindėjo sutemose, o dangus vakaruose buvo pageltęs. Didžiulis klevas, kaip suodžiai juodavo saulėlydžio fone. Hemulis matė kaip tik tą patį vaizdą, kokį matydavo tėtis per rudens prieblandas. Ir staiga Hemuliui dingtelėjo. Ką jis padarys? Jis sumeistraus tėčiui namelį didžiajame kleve. Taip nudžiugo, kad net nusijuokė. Žinoma, medinį namelį, aukštai viršum žemės tarp tvirtų juodų šakų, toli nuo namiškių, laisvas trokštas nuotykių su žibintu, kybančių prie lubų. Tenai juodu sėdės ir klausysis, kaip pietys girgždina sienas, ir šnekučiuosis, galų gale šnekučiuosis. Hemulis išlėkė į priebudį ir šūktelėjo: Homsai! Homsiukas išlindo iš savo sandėliuko. Taigi vėl skaitei, tarė Hemulis, pavojinga per daug skaityti. Klausyk, ar tu mėgsti traukioti vinis? Nemanau, atsakė Homsiukas. Jei nori, kad kas nors pasidarytų, paaiškino Hemulis, vienas visuomet stato, o kitas nešioja lentas, arba vienas kala vinis, o kitas trauko senas, supranti? Homsiukas tik žiūrėjo, žinojo, kad tas kitas yra jis. Juodu nusileido žemyn prie malkinės ir Homsiukas ėmėsi traukti vinis. Tai buvo senos storos ir plonos lentos, namiškių surinktos pajūryje, kietos, perdžiuvusios, o vinis surūdijusios. Hemulis nužingsniavo toliau prie didžiojo klevo, iškėlė aukštyn nosį ir susimąstė. Homsiukas lankstėsi ir traukė vinis. Saulėlydis tapo geltonas kaip ugnis prieš užgesdama. Jis pasakojo apie tą padarą. Pasakojo vis geriau ir geriau, jau nebe žodžiais, o vaizdais. Žodžiai yra pavojingi, o padaras priartėjo prie labai svarbaus savo vystymosi momento. Jis turėjo pasikeisti. Jis jau nebesislapstė, žvalgėsi ir klausėsi lyg tamsa, sėlino palei miško pakraštį labai atsargiai ir visiškai nebijodamas. Tai tu mėgsti traukyti vinis? Paklausė jam už nugaros Miumla. Jis sėdėjo ant skaldymo trinkos. Kaip? Paklausė Homsiukas. Juk tau nepatinka traukioti vinis, bet vis tiek traukai, tarė Miumla. Man įdomu, kodėl? Toftas žiūrėjo į ją ir tylėjo. Nuo Miumlos kvepėjo pipirmėtėmis. Ir Hemulis tau visiškai nepatinka, kalbėjo toliau. Niekad nesu apie tai galvojęs, atsikirto Toftas tyliai ir iškart ėmė mąstyti, patinka ar nepatinka jam Hemulis. Miumla nušoko nuo trinkos ir nukulniavo savo. Sutemos greit irštėjo, pilkas rūkas pakilo virš upės, labai atšalo. Atidaryk, sušuko Miumla už virtuvės durų. Noriu sušilti tavo virtuvėje. Pirmą kartą kažkas pasakė tavo virtuvėje ir Filifjonkas skubiai atidarė duris. Tu gali pasėdėti ant mano lovos, leido jį, tik nesuglamžyk apkloto. Miumla susiraitė ant lovos, kuri buvo įsprausta tarp viryklės ir plautuvės, o Filifjonka toliau taisė duonos pudingą rydienai. Jie aptiko krepšį duonos plutų, kurias troliai mumiai laikė paukščiams. Virtuvėje buvo šilta, krosnyje traškėjo ugnis, jos atspindžiai švituliavo ant lubų. Bemaž taip pat kaip anksčiau, pati sau tarė Miumla. Turi galvoje muminuko mamos laikus? Nepagalvojusi, patikslino Filifjonka. Ne, visiškai ne, atsakė Miumla. Turėjau galvoje tik krosnį. Filifjonka toliau gamino duonos pudingą, vaikščiojo po virtuvę smarkiai kaukšėdama kulnimis, bet jos mintys staiga tapo padrikos ir neaiškios. Kaip tai suprasti, paklausė jį. Gamindama valgį muminuko mama paprastai švilpaudavo, pasakė Miumla. Viskas buvo truputį kitaip, aš nežinau, kitaip. Kai kada jie pasiimdavo maisto ir kur nors iškeliaudavo, o kartais visiškai nepietaudavo. Ji užsidengė letenomis galvą, ketindama pamiegoti.
Manyčiau, kad muminuko mamą pažįstu kur kas geriau negu tu, tarė Filifjonka. Ji ištepė kepimo skardą, aliejum supylė vakar dienos sriubos liekanas, nepagalvodama sumetė kelias virtas bulves, kurios jau buvo nebe kokios, ir vis labiau ir labiau jaudinosi ir galop prišoko prie miegančios Miumlos ir sušuko: Nedrūnytumei šičia, jei žinotumei tai, ką žinau aš. Miumla pakirdo. Ne taip. Aha, pakirdo. Gulėjo ramiai ir žiūrėjo į Filifjonką. Tu nežinai, įtaigiai sukuždėjo Filifjonka. Tu nežinai, kas pabėgo į šį slėnį. Siaubingi padarai paspruko iš drabužių spintos. Jų dabar visur pilna. Miumla atsisėdo ir paklausė: Tai todėl tu apsivinioji batus musgaudžiais? Ji nusižiovavo ir pasitrynė nosį. Tarp durų atsisuko ir tarė: Nurimk. Nieko blogiau už mus čia nėra. Ar ji pikta? Paklausė dėdžius Skrutas iš svetainės galo. Ji išsigandusi, atsakė Miumla ir užlipo laiptais. Išsigandusi kažko, kas lindi drabužių spintoje. Lauke jau visiškai sutemo. Ji priprato gultis, kai sutemsta, miegodavo vis ilgiau ir ilgiau, nes metai vis tamsėjo. Homsiukas Toftas įslydo vidun kaip šešėlis ir sumurmėjo labanakt. Jemulis nusuko nosį į sieną, buvo nusprendęs tėčio medinį namelį apgaubti kupolu, jį būtų galima nudažyti žaliai, gal net apkabinėti aukso žvaigždėmis. Aukso paprastai būdavo mamos komodoje ir jis matė malkinėje butelį bronzos tirpalo. Kai visi sumigo, dėdžius Skrutas užlipo laiptais nešina žvake. Jis sustojo prie didžiulės drabužių spintos ir sušnibždėjo: Tu ten? Žinau, kad tu ten. Labai palengvai jis atidarė spintą, durys su veidrodžiu susviravo, žvakė apšvietė menką tamsios laipto aikštelės plotą, bet dėdžius Skrutas aiškiausiai išvydo tiesiai prieš save protėvį. Jis buvo su lazda ir skrybelė, atrodė kone netikras. Jo chalatas per ilgas, kojos apautos pusbačiais, be akinių. Dėdžius Skrutas žingtelėjo į priekį, protėvis žengtelėjo taip pat. Mat kaip, tai jau nebegyveni krosnyje, tarė dėdžius Skrutas. Kiek tau metų? Ar niekad nenešioji akinių? Jis labai įsikarščiavo ir lazda padaužė grindis, kad labiau pabrėžtų savo žodžius. Protėvis pakartojo visus jo judesius, bet nieko neatsakė. Jis kurčias, pats sau sumurmėjo dėdžius Skrutas. Kurčias kaip kelmas senas krabalas. Bet vis tiek malonu sutikti ką nors, kuris supranta, kokia savijauta senam. Jis stovėjo ir ilgai žiūrėjo į protėvį. Galop nusikėlė skrybelę ir nusilenkė. Protėvis pasielgė taip pat. Juodu išsiskyrė, jausdami vienas kitam abipusę pagarbą. Dienos vis labiau trumpėjo ir darėsi šaltesnės. Lijo retai, balandėlę vidurdienį slėnį nutvieksdavo saulė ir pliki medžiai nuklodavo žemę šešėliais, bet rytą ir vakare viską dengdavo prieblanda, o paskui įsiviešpataudavo tamsa. Jie niekad nematydavo, kaip saulė leidžiasi, bet regėdavo geltoną saulėlydžio dangų ir ryškes kalnų apybraižas aplinkui. Gyveno tartum giliai šuliny. Hemulis ir Homsiukas rentė tėčiui medinį namelį. Dėdžius Skrutas sugaudavo bene po 2 žuvis per dieną, o Filifjonka įprato švilpauti. Šitas ruduo buvo be audrų, didysis griaustinis nebegrįžo, jis pragrumėjo pro šalto tolumoje, paskui tyla slėnyje tapo dar gūdesnė. Niekas daugiau, tik Homsiukas žinojo, kad kaskart, kai grumėdavo griaustinis,
padaras ūgtelėdavo ir vis labiau įsidrąsindavo. Dabar jis jau buvo didelis ir kaip reikiant pasikeitęs jis pražiojo nasrus ir iššiepė dantis. Vieną vakarą, kai suspindo geltona saulėlydžio šviesa, padaras pasilenkė virš vandens ir pirmą kartą išvydo nuosavus baltus dantis. Jis prasižiojo ir susičiaupė. Vėl sukando dantis ir sugrėžė jais truputį ir pamanė: nieko man nebereikia, aš turiu dantis. Galop Homsiukas Toftas nebedrįso toliau labiau didinti padaro. Jis nuvijo šalin visus vaizdus. Bet perkūnas ir toliau grumėjo virš jūros ir Homsiukas pajuto, kad dabar padaras didėja niekieno nepadedamas. Homsiukui Toftui pasidarė labai sunku užmigti vakarais, nebesipasakojant istorijų, nes šitiek laiko jas pasakodavosi. Skaitė ir skaitė savo knygą vis mažiau ir mažiau suprasdamas. Dabar jie aiškino tik tai, kaip atrodo to padaro vidus, labai nuobodžiai. Vieną vakarą Filifjonka pabeldė į palėpės sandėliuko duris, atsargiai atidarė ir tarė: sveikas, drauguži. Homsiukas pakėlė akis nuo knygos ir sukluso. Stambuolė Filifjonka atsisėdo ant grindų šalia jo, pakreipė galvą ir paklausė: ką čia tokio skaitai? Knygą, atsakė Toftas. Filifjonka giliai įkvėpė, įsidrąsino ir paklausė: tikriausiai ne visuomet taip jau lengva būti mažam ir neturėti mamos. Homsiukas pasislėpė už savo gaurų, drovėjosi jos ir nieko neatsakė. Filifjonka atkišo leteną ir ištraukė jį. Nuoširdžiai tarė: vakar vakare staiga pagalvojau apie tave. Kaip tu dabar pasivadinai? Toftu, atsakė Homsiukas. Toftu, pakartojo Filifjonka. Gražus vardas. Ji beviltiškai paieškojo žodžių, troško, kad būtų žinojusi kiek daugiau apie vaikus ir juos mylėjusi. Galų gale paklausė: ar čia tau šilta? Ar gera? Taip, ačiū, atsakė Homsiukas Toftas. Filifjonka skėstelėjo letenomis, pamėgino pasižiūrėti jam į veidą ir meiliai paklausė: ar tikrai? Homsiukas Toftas susigūžė, ji suodė baimę. Jis skubiai tarė: gal reikėtų apkloto? Arba apkloto, nežinau. Filifjonka pašoko: tuoj gausi. Sušuko: palūkėk, užtruksiu akimirką. Jis girdėjo, kaip jį nukaukšėjo laiptai žemyn ir vėl sugrįžo nešina apklotu. Labai ačiū, padėkojo Homsiukas ir nusilenkė. Puikus apklotas. Filifjonka šyptelėjo. Neverta net kalbėti, pasakė ji, kad tik taip būtų pasielgusi muminuko mama. Kaip tik taip būtų pasielgusi muminuko mama, ir ji numetė apklotą ant grindų, kiek padelsė ir išėjo. Homsiukas sulankstė jos apklotą kuo tvarkingiau ir įkišo giliai ant palangės lentynos. Vėl įlindo į tinklą ir pamėgino skaityti toliau. Nieko neišėjo. Suprato dar mažiau negu paprastai, skaitė tą pačią nuomonę kelis kart ir nežinojo, ką perskaitė. Galop užvertė knygą, užpūtė žvakę ir išėjo laukan. Buvo sunku surasti stiklinį rutulį. Homsiukas paklydo, slankiojo tarp medžių, kamienų ir lyg po nežinomą sodą. Galų gale stiklinis rutulys atsirado jam priešais, bet žydra šviesa buvo užgesusi. Visas rutulys pilnas miglos, tirštos ir tamsios miglos, vos švieselesnės už naktį. Stebuklingam rutuly migla slinko pro šal, gulė į apačią ir vėl kamuoliavosi vidurin, vis ratu, vis tirštesniais ir tirštesniais tamsėjančiais sūkuriais. Homsiukas patraukė tolyn paupių ir pro tėčio tabako lauką. Palindo po šakomis prie didžiojo tvenkinio, aplinkui išnarėjo nuvytę meldai, o batai smego į pelkėtą žemę. Tu čia? Šūktelėjo jis tyliai. Numulėtuk, kaip tu gyveni?
Ir tada iš tamsos ant jo suurzgė padaras. Padaras. Homsiukas apsisuko ir nubėgo. Aklai ir perimtas baimės jis klupo ir griuvo, kėlėsi ir dūmė tolyn, sustojo tik prie palapinės. Išvietė kaip ramus žiburys, žalė žiburys naktį. Jos viduje Snusmumrikas tylutėliai grojo pats savo. Čia aš, sušnibždėjo Homsiukas, įsilindo į palapinę, niekad anksčiau nebuvo joje lankęsis. Maloniai kvepėjo pypkės tabaku ir žeme. Šalia miegmaišio ant cukraus dėžės stovėjo žvakė, o grindys pilnos drožlių. Bus medinis šaukštas, tarė Snusmumrikas. Ko nors įsigandai? Šeimos nebėra, atsakė Toftas, jie mane apgavo. Nemanau, atsakė Snusmumrikas, gal jie tik įsigeidė ramybės. Jis pasiėmė termosą ir pripylė 2 puodelius arbatos. O čia cukrus, pasakė. Kada nors jie tikriausiai grįš namo. Kada nors, sušuko Homsiukas. Ji turi grįžti dabar. Ji vienintelė man rūpi. Snusmumrikas gūžtelėjo pečiais, sutepė 2 sumuštinius ir pasakė. Man įdomu, kas rūpi mamai. Homsiukas nieko nebesakė. Jis išėjo. Snusmumrikas sušuko pavimui. Pasisaugok ir pernelyg nedidink daiktų. Ir vėl pasigirdo lūpinės armonikėlės muzika. Ant virtuvės laiptelių Filifjonka klausėsi stovėdama šalia paplavų kibiro. Homsiukas apsuko ją ratu ir nepastebėtas įsmuko vidun. Na, iki pasimatymo. Dabar pailsėkit.